Labą dieną. Šiandien Kalėdų antra diena ir aš norėčiau pasidalinti su jumis kompanija Zion Trade, kur galima tikrai ramiai pasidėti pinigus, nes čia dirba dirbtinas intelektas. Mes galime sekti, kokius sandorius atidaro, kada uždaro. Viskas skaidriai matosi Binance biržoje. Čia jūs matysite absoliučiai viską, ką dirbtinas intelektas daro. Tai šitoje platformoje, šitoje kompanijoje yra dviejų rūšių depozitai. Mes galime padėti į tą vietą, kur dirbtinas intelektas prekiauja tik tai bitkoinu ir eteriumu. Tai čia indėlis arba depozitas nuo $500, mažesnės sumos negalima. O ten, kur dirbtinas intelektas prekiauja su altcoinais, galima depozitą atidaryti nuo $50. Skirtumas yra tas, kad ten, kur yra bitkoinas, jeigu mes įdedam 500, tai vadinasi, dirbtinas intelektas ima 50% mūsų depozito sumos ir atidaro sandorius. Tai mes visus sandorius matome, žiūrėkite, pas mane yra 500, yra viena antroji depozito, tai yra paėmė 250, dabar aktyvių sandorių nėra, bet šiaip buvo 12 sandorių. Čia mes galim pasižiūrėti, kiek per savaitę, kiek per vieną dieną. Taip, šiandien yra su minusu, nes viskas vyksta realiame cikle. Mes matom visus atidarytus sandorius, kaip jie užsidarė, su kokiu pliusu, su kokiu minusu. Kiekvieną sandorių gali Binance biržoje patikrinti, todėl kad tai viskas vyksta gyvai ir realiai. Tai čia nereikia bijoti, kad yra minusas, viskas susisuka ir savaitės, mėnesio bėgyje mes išeiname į pliusą. Tai vidutiniškai per mėnesį yra maždaug 6% palūkanų. Kai kam atrodo, kad tai yra nedaug, o aš sakyčiau, kad tai yra labai geras pelningumas, todėl kad kai mums žada 1% ar ten 2-3% į dieną, tai reikia suklūsti, nes tai tikrai labai panašu į netikrą kompaniją ir netikrą sandorį. Čia viskas yra skaidru, patikrint galima. Dabar klausimas apie depozitą. Tai, ką aš įdėjau, savo depozitą aš galiu išsivesti po 120 dienų. Viskas yra čia matosi, mano visi sandoriai. Tuoj pasakysiu. Depozitai su bitkoinu. Ir aš matau, kad aš jį atidariau lapkričio 29. Ir man sako, jis pradėjo dirbti kada, ir aš jį galėsiu išsiimti kovo 30. Tai kovo 30 tiesiog šitie pinigai nustos dirbti ir aš jais laisvai disponuosiu, arba išsivesiu, arba atgal įdėsiu. Jeigu mes kalbam apie tai, kiek galima išsivesti, tai kai pas jūs jau prisikaupė bent $5, jūs galite drąsiai daryti išvedimą į savo nurodytą sąskaitą. Tai jeigu mes matom istoriją operacijų, tai aš galiu pasižiūrėti, kiek yra įdėta, kiek yra išvesta iš treidinimo, kiek yra iš referalinės programos išvesta. Iš treidinimo pinigai ateina tik pirmadieniais, iš referalinės programos ateina pinigai labai greitai. Tai viskas yra labai operatyvu, paprasta ir skaidru. Jeigu mes einam pasižiūrėti į altcoinus, tai altcoinų depozitas, kada mes turime altcoinų depozitą, ima ne pusę, bet ima 1/20. Tai jeigu pas mane čia yra įdėta $343, taip atidarytų sandorių nėra, bet kai atidarinėja sandorius, tai ima 1/20. Galbūt keistai skamba, kodėl tiek nedaug, bet reikia suprasti, kad altcoinai yra labai rizikingi ir kompanija tiesiog taip padariusi programą, kad dirbtinas intelektas labai atsargiai ima nedidelę sumą tam, kad neprarasti pinigų. Tai irgi matom, kokias kriptas pirko, kokie buvo neigiami sandoriai, kokie teigiami sandoriai, viskas labai skaidru, galim spausti ant bet kokios monetos ir mus įmeta į Binance, į biržą, net neprisiregistravus, aš galiu pasižiūrėti, kaip vyko prekyba, taip, nusistačius tam tikrą laiką pagal to dirbtino intelekto nurodytą laiką, kada atidarytas sandoris, kada uždarytas, mes čia viską galime pasitikrinti.
Tai lygiai taip pat sandorių pelningumas yra nedidelis. Mes galim irgi pasižiūrėti statistiką prekybos, vat matote, altcoinai, kiek yra iš viso uždirbta, kiek aš jau išsivedžiau, koks pelningumas kiekvieną dieną, jūs matote, kad tai yra įvairus, vidutiniškai, kaip aš ir sakau, kiek yra sandorių atidaryta vidutiniškai, tai yra maždaug 6 procentai į mėnesį. Tai mes matom pelningumą altcoinų ir mes galim pasižiūrėti lygiai taip pat kiekvienos dienos pelningumą Bitcoinas, Ethereumas. Tai tiesiog kviečiu pasinagrinėti, pasiaiškinti, pasižiūrėti, kaip viskas vyksta, užsiregistruoti, užsiregistravimas labai paprastas, užsiregistravus jūs visą laiką gausite 2000 demo versijos dolerių, tai yra kompanijos pinigai, tam, kad jūs pasižiūrėtumėt, kaip tie 2000 dirba su altcoinais, kaip 2000 dirba su bitcoinais, koks pelningumas, kokie sandoriai, tam, kad jūs įsitikintumėte, kaip kompanija skaidriai viską atlieka. Kai jau jūs sugalvosite įdėti savo pinigus, tai tikrai viskas yra labai paprasta, spaudžiate sukurti depozitą, pasirenkate, jeigu tai yra į altcoinus, sukurti depozitą ir pasirenkate, kad norite įdėti kriptą ir jums generuoja adresą. Adresas yra pusei valandos, kiekvieną kartą generuojam naują adresą. Bankinė kortelė mums netinka, čia daugiau galbūt Rusijos rinkai, mes einam per kriptovaliutą. Tai tikrai kviečiu pasinagrinėti, skambinti, atsiųsiu nuorodą registracijai, pamokysiu, paaiškinsiu, mokymai yra labai stiprus. Tie žmonės, kurie čia dirba jau porą metų, tikrai sukūrė labai gerą mokymo sistemą ir netgi moko žmonės susipažinti su kripto pasauliu, su blockchainu visiškai nuo nulio. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tokie žmonės daro nemokamai mokymus savo komandos žmonėms, naujiems žmonėms, kurie prisijungia, kurie nori tobulėti, kurie nori suprasti apie kripto pasaulį. Tai tikrai kviečiu jungtis, mokytis ir eiti į priekį. Skambinkite, rašykite, kursime viską kartu.